Labas rytas visiems. Tai nedraugiškai. Žodžiu, po 5:15 ir mes varom į antrąjį time etapą arba kitaip paco etapą. Kadangi šį savaitgalį vyks sujungtas Lietuvos žieminės čempionatas plus bac lenktynės. Bus vaizdų, turėtų būti vaizdų. Žada Kadlis. Tikiuosi, kad dalis nenoriu važiuoti per lietų. Aš bet esu į ką pasiryžęs važiuoti per lietų. Esu pasiryžęs šiandien dominuoti, užkariauti pasaulius, galima sakyti, esu pasiryžęs pasimti pirmas vietas, nugalėti visus savo priešininkus. Tai jo, tai ne, čia labai gerai. Redi viskas, mašina, dan, redi, nuotaika gera, super, labai tempta diena, nes dabar keliuos 5 ryto, rytoj 6 ryto išskrendu į Ameriką mėnesį. Nenobodžiai. Atėjau į Rusiją ieškot, galiu pasidalinti nuo Rusijos trošvarį. Atėjau į Rusiją ieškot pavėsinės, neatrodo, kad čia yra kažkur pavėsinė. Tai mes šokame mašiną, susitiksim dar kažkur pakeliui ir tiek. Davai, hebra. Nu ką? Nu, čempiono pusryčiai, tikri čempiono pusryčiai. Jūs atspėjat McDonald's. Žodžiu, valgysim kaip ponai pusryčiai, McDonald's, pietum bomžvagiai. Sėdam pavalgyt, prasidėjo 3-5 gonkės, gelbėjo visiems vakarą, čia visiškai yra mokama reklama, Sunjanas yra mano naujas sponsoris, bet žiauriai skanus. Ta prasme 1, 2, 3, 4 žmonės valgo Sunjanus, nes žiauriai skanus. Go buy. Šiaip žiauriai, trečią valgo. Šiandien lyja, tikiuosi pravažiuosiu važiavimus, be lietaus, tada vyksta bacas, tai bus daug įdomių lenktynių, 3-5 kampas, šiaip mats R3000 ir panašios lenktynės. Dabar 5:30, mes esame dar Vilniui, 7 norim būti Žiedė, tai manau jau susitiksiu su jumis iš Kačerginės, kai pradėsim klijuoti mašiną. Paskanaus smūgų. Nu ką, atlikiau visą laiką Otuliuko. Žiedą labai mėgas įman, bet va, daug tikrai gražių, įspūdingų kitų mašinų. Kokios iš administracijos, kaip suprantu, ar nieko nėra. Tai varau aš dabar, čia va, Bakutis, mano vienas iš priešininkų. Varau aš įsikrau daiktus, tada išsikrovęs daiktus, eisiu iš administracijos. Dabar kraunamės daiktus, po to perduką apsižiūrėsim ir tiek. Tai susitiks vėliau. Niekas to nepakeis. Jie man pavydavo. Prigavau. Sėmė vietą, mūsų išvarė iš vietos. Jis paėmė ir išvarė iš vietos. Ir Bakutis. Va, kaip gražiai atrodom. Įsitaiso mes. Tikės mūsų, man reikia surasti kur šiukšlių dėžę išmest. Ten. Tai va, kraunamės. Čia jau hebra iš vakaro atvarė, kuris parkavo. Vis laik lenktynių pasiruošimas įtemptas. Varau briefingą, gavau šiek tiek vėlnių. Iš techninės apžiūros turiu sutvarkyti. Pirmas užžemės, jeigu jokio insaido, pasiruošė mašiną puikiai. Ir manau, pamatysit mane iš pirmo žemę. Čia Vytas Bilinskas, gyva legenda. Žodžiu, čia yra labai juokinga. Žiūrėk, kiek vienodų mašinų. Čia yra Latvių komanda ir jie važiuoja su 1, 2, 3, 4, 5, 6 vienodo mašinų. Čia yra fucking Toyota, jie visi vienodi. Ir jie realiai vien su kitu lenktyniauja. Ir labai atrodo juokinga, nes yra 9 gal mašinas vienai klasiai ir 6 iš jų jos. Kokios mažytė. Eik tu sau, nuskrido kaip. Eik tu na. Turim Peugeot, turim Civiką. 325 daug. Ten atram 6, Mini Cooperis, šūdlempis, atram 6. Čia jau rimti tokie, rimtesni dėdė. Čia kažkas pastato. Ten Lada. Gerai. Einam prie įdomesnių mašinų, prie piktesnių. Aplenkčiau. S2000 labai gražiai atrodo. Aišku, aplenkčiau, visus aplenkčiau. Daug Civikėlių, skirtingų generacijų. Pačiu. Bet rimtų dėdžių. Kamado klubas. Dar vienas Civikėjas 325. O čia jau kažkas rimto paslėpta bus. Arba Porsche'as, arba kažkas. Ten irgi kažkas pikto paslėpta. Ir čia baigės. Eina pažiūrės, kad rimtų drivas reikia. Ir eina būt vieninteliai žiūrovai, kurie žiūrės, kaip važiuoja Time Attack Pro. Ai ne, ten rimtų drivai. Vis dar paslėpė. Einam ieškot, kas vyksta. Einam susižiūrėt. Ir tiek. Šiandien jūs mato įdomi, ilga ir linksma diena. Ate visiems. Pravažiavau
Pirma sesija. Viskas gerai, mašina vėl kažkiek kaito, bet gal bus viskas gerai. Buvo raudona vėliava, nesuprantu kodėl. Žiūrėjau dėl žvyro, bet neįsivaizduoju, nes vos žvyro pavalė ir tada norėjau klepą važiuoti ir baigė sesiją. Pataisė stabdymo zonas, tai dabar greitis 1,2 važiavau, prieš paskutinis, pirmą vietą važiavo 1,6. Tai 4 sekundžių atsilikimas, eisim nagrinėtis. Kodėl lėtai važiuojam. Kitas važiavimas už valandos, dabar va draugai kažkur ant ten va, ja. Ir žiūrėsiu. Bet manau, galiu dar greičiau važiuoti, nes važiavau realiai 2 hotlapus. Ir važiuosiu greičiau. Lambo. Šitos jau sunkiai aplenkčiau. Daug E9, tiek pat E9. Važiavimas už 10 minučių. Tiek, norėjau Lambo parodyti. Darom duris, berniukai. Ačiū. Žinom, 2 klaidas, taisomės ir gazuojam. Pravažiavau antrą važiavimą, vėl keisto mašiną, pagalvojau gal pačekint antifrizą, protingai pasielgiu, užmyžu visą antifrizą. Dabar reikės kažkaip atsukti, nežinau kodėl mašina kaista, nežinau. Ne, pravažiavau gal 2-3 atlepus ir vėl raudona vėliava ir viskas, žodžiu. Nieko geresnio neįvažiuoju. Tai tikiuosi, kad trečioje sesijoje galėsiu visą sesiją suvažiuoti, nebebus raudona vėliavų, bet kol kas įvažiavau 1,298, nusimečiau 50-asias, bet likau 8 savo klasėje, tai reiktų dar pasikelt ir žiūrėsim, ką turėsim. Bandysim greičiau. Supylėm antifrizą. Nusirašė, sprogo padanga. Sestino padangos, 3 padanga. Reportažas prieš paskutinį važiavimą. Reikia nusimesti 2 sekundės, patekti top 6 arba negrįžti man į pedaką. Jokauju. Važiuosiu tiesiai namo, paliksiu visus čia. Važiavimas už 4 minučių. Labai truputį seguos. Ką tik grįžo. Juos grįžsiu geram žiniom. Žodžiu, pravažiavau paskutinį važiavimą. Surprise, 3 važiavimas, 3 raudona vėliava. Pravažiavau 3 važiavimą, 3 raudonos vėliavos, E3 6 nusirašė, cancelo lenktynės
Pravažiavau 8 ratus, vienas iš jų buvo paskutinis ratas, o dar kitas buvo, blet, Padangų nusimetimas. Tai 6 ratai. Nevažiavau nieko geriau. Lipiau 6 savo grupį šitam važiavime. O šiaip dabar tai, man rodos, lieku 7 gal. Nežinau kodėl, trūksta kilovatų. Čia taigi kelimo taškas. Tai kelimo taškas ten. Bet kelk, nes ir priekis ir galas pasikelia. Tai va, nežinau, žodžiu. Pasidarysiu bomžpakį, toj greitly ir 3-2-5 prasidės. Tai žiūrėsim, kas ten. Nepatenkintas labai rezultatų, ne gerai, reikės, dabar išvažiuoju į Ameriką, tai reikės po Amerikos aiškintis, kas blogai, ar čia kilovatų trūks, ar čia aš, nes nuo pirmos vietos 4 sekundėm atsilikau. Tai, dabar einu pafilmuoti vaizdų iš motherfucking reisų. Tai. Opa, kaip blokuojamės. Spėjau, užsižiūrėjau priešininką, sustabdė, prilokavo. Aš irgi. Pradėjo lyti. Nu, žiūrim, tempas. Sudėjom, perėmė mašiną, nes žiauriai pradėjo lyti. Žiauriai mašiną. Spektatinam lenktynės iš lenktyninio automobilio. Esame apsikrovę tik tais. Ten važiuojam. 3-5 kapus už valandos. Baigės lietutis, antrą reisą ir jau prasausėjo. Tai apibendrinimas. Apibendrinant, varom namo. Yra dabar beveik 5:30. Žiauriai jaučiuos pavargęs, kai nėra jėgų. Žemė nepatenkintas. Žemiau prieš paskutingą, garbingą 7-6 vietą. Nu, gavau taškų įskaitai, bet nelabai tai kuo padeda. Tai va, medžiaga, prie to išskrendu 6 ryte, 4 ryte oro uostą, 3 ryto keliuos. Ir va, kitas etapas grįšiu iš Amerikos ir paskui 10 dieną. Žiūriu šitą video, aš jau esu Amerika. Tikiuosi prieš kitą etapą nuvaryti trepti ir išsianalizuoti savo klaidas. Dar patvarkyti mašiną, reiks patvarkyti gerbiamasis mechanikas Rokas, kol aš bus užliekęs ir žiūrėsim, gal kažką mes paturbinsim. Tai va, davai visiem ir gerų Liepos mėnesio. Liepos mėnesio. Prieš paskutinį vietą sėdi. Galite išjungtas telefonas. Kodėl tas dėdė filmuoja mane? Oi, atsiprašau. Tai ta kamera jau čia dabar bus.